panelės, ar kaip jūs vadinatės. Aš jums šiandien parodysiu, kaip reikia baldinti per MTA. Iš pradžių įsijungite MTA, aš jau tai padaręs. Palaukite, kol užkraus. Tada spaudžiate Map Editor, kai dabar aš padariau. Palaukite, kol užkraus. Man ir ką veikti. Va, užkravė. Štai palaukit, įsijungsiu naują. Varom į gerą vietą. Va čia, pavyzdžiui, galima po to tiltų statyti namą. Tai aš jums parodysiu, kaip reikia. Susirandate, paspaudžiate Objects, paspaudžiate All Categories, ieškote namų, ar jums ko nors tai reikiama. Aš tai pavyzdžiui, Tuoj surasiu, jūs kaip norit, ką nors kitką rinkitės, jeigu norit, jums nepatinka. Pavyzdžiui, galim daryti, jeigu norite pasukti, paspauskite Ctrl ir su peliais ratukus sukite. Jeigu norite greičiau pasukti Shift ir matote, jums greičiau suksis, su Alt biškį lėčiau, užfiksuoti gal geriau eitų. Tai pastatote, pavyzdžiui, aš pastačiau, ir aš noriu jį biškį nuleisti. Koks klausimas iškils? Aš pasiemu, paspaudau Alt ir su rodiklėm valdau, kaip noriu šiandien pastatyti. Ir tada paspaudžiu Page Down. Matote, leidžiasi, kilnojasi, su Page Up pakeliate, kilnojasi, leidžiasi, kilnojasi. Ir paspaudžiate, Alt ir užfiksuojate, kurią norite poziciją. Pavyzdžiui, aš padariau, kad man eitų užvažiuoti ją. Ir aš taip galiu visą kelią išdaryti. Pavyzdžiui, turite tokį. Ir jeigu norite dar ką nors, paspaudžiate F, Objects ir vėl einate, ieškote, pavyzdžiui, šitas. Dabar biškai aš netiksliai dėsiu, bet kad būtų greičiau, ir čia kur nors. Ir aš pakeliu su Page Up ir Alt laikydamas. Biškai į priekį. Vėl biškai į viršų. Dabar patikriname, ar gerai padėjome. Biškai nuleisime. Bus gerai maždaug. Ir jeigu norite kurti ten kokį lenktynių lygį, tai paspauskite F, Map Settings, Game Mode Settings, čia matote nieko nėra, Game Modes, Race paspauskite 2 kartus, arba Add OK, va čia pavyzdžiui pasikeitė jūsų, o čia galite ant objects užvarę su pelyte, galite pasukti pelės ratuką ir jums atsiras checkpoint, race pickup ir spawn point. Dabar dedame spawn point, pavyzdžiui, čia. Ir pasukame su ratuku. Biškį. Čia checkpointą, pavyzdžiui, čia vienas. Ir paspaudę antras sykį su S užklonuoti. Galite. F aš vėl paspaudžiu, kad man eitų, o čia ir būtų pabaiga. Jeigu norite race pickup, ar ten, pavyzdžiui, toks nitro yra, galite pakeisti repair, arba wheel change. Paspaudžiate čia, kokią mašiną išsirankate. Ir dabar, pavyzdžiui, dabar norite nitro padėti, paspaudžiate race pickup, jau iš karto nitro yra. Ir dabar paspaudžiate F, jeigu norite ištestuoti test ir race. Full test ir basic test. Basic patari nesirinkti. Full test geriau. Ir dabar jūs lenktynininkas. Sorry už spalvą, bet nieko nepakeisi. Važiuojam, čia pasiėmėm. Čia pavažiuojam ir į vandenuką. Spaudžiate F5. Štai ir viskas. Jeigu norite klausimų, dar kokių kils, rašykite į komentarus, arba jeigu patiko, subscribinkit, laiką
Ir jeigu kas nepatiko, komentuokit. Viso gero.